Aš matau, kad turime irgi šitą temą, kuri yra labai smarkiai susivėlusi tarp emocijų ir faktų, nes žmogus nori vieno, bet kartu nori ir kito, kurie yra tarpusavį visiškai nesuderinami, kaltas dėl to visada, aš kaip suprantu, lieka ūkininkas praktiškai. Ir nors nepaisant to, jūs nuolat esate tikrinami ir galioja tiek ES, tiek Lietuvoje, tame tarpe labai griežti standartai, ar ne? Patys griežčiausi pasaulyje. Turim kuo didžiuotis. Taip, patys griežčiausi standartai ir mums konkuruoti pasaulinėse rinkose darosi vis sunkiau ir sunkiau, nes kitose valstybėse tikrai nėra tokių griežtų reikalavimų ir ten ūkininkaujama yra neprižiūrint taip atidžiai. Bet mes nesakom, kad tai yra blogai, viskas tvarkoja, tik tai mes norim lygių konkurencinių sąlygų. Jeigu pas mus tie standartai aukšti, tai ir importuojam produktam, tie patys standartai turėtų būti tokie patys aukšti, bet vėlgi grįžiu prie tų kinietiškų česnako. Jeigu čia kontrolė česnako augintojams yra labai griežta ir jiems yra viskas reglamentuota, kiek jo ko gali panaudoti, tai akivaizdu, kad sukontroliuoti, kiek kas ten ko naudojo Kinijoje, yra neįmanoma. Tiesiog neįmanoma, tai net neverta pradėti to daryti. Tai iš tokių šalių produktai neturėtų būti leidžiami mūsų Europos rinką, kur kontrolė yra neįmanoma. Taip, ir įvairių sutartys su trečiomis pasaulio valstybėmis, laisvos prekybos sutartys, tai tokį kaip ir, šiek tiek iš tikrųjų kelia pyktį, nes, mes ūkininkaujam atsakingai ir, griežta kontrolė mus vertina. Ir iš dalies aš galiu pateisinti visą tai, nes mūsų tikslas kuo kokybiškesnė ir sveikesnė produkcija teikti saviems žmonėms. Bet lygiai grečiai yra sutartys, kurios laisvai leidžia į mūsų šalį patekti neaiškiem produktam. Ir kur tada logika viso to, ką mes čia darom? Čia vėlgi geras pavyzdys gali to būti biodegalai, kas irgi yra mums labai aktualu, tai nors ne maistas, bet irgi žmonių naudojamas produktas kiekvieną dieną, nes tiek benzinė, tiek dizelinė yra įmaišyta tam tikra dalis biodegalų. Tai vėlgi ta programa buvo sukurta tam, kad mažinti iškastinio kuro naudojimą, nes biodegalai gaminami ne iš iškastinio kuro, bet iš augalų, nes populiariausias tai yra dizelis gaminamas, tas biodizelis gaminamas iš rapsų, ir kuriuos mes auginam ir kurie puikiausiai Lietuvoje auga. Bet greitai apsukrus verslininkai sugalvojo, kad nebūtinai tą biodizelį gaminti iš to rapso, galima jį gaminti iš palmių aliejaus, kas yra žymiai pigiau. Ir atsirado didžiuliai palmių aliejaus kiekį importuojami Europos Sąjungą, pasistatė milžiniškos gamyklos, didžiausia yra Amsterdame, priklausanti Nestijai, kuri gamina tą biodizelį iš palmių aliejaus, atvežamo iš Indonezijos ir iš kitų ten valstybių Azijos. Ir niekam neįdomu, kaip tas palmių aliejus ant gaunamas, o jis gaunamas labai paprastų būdų, kertant atogražų miškus. Ir maždaug apie 1 milijonas hektarų kiekvienais metais yra iškertama tam, kad užsodinti palmių giraitės naujas ir pagaminti tą reikalingą žalį kūrą kabutėse. Tai kaip matom, kaip geri norai kartais išvirsta į visišką nesąmonę, jeigu nėra pakankamai kontroliuojama. Ir mes ūkininkai ir pasisakom, tai jeigu jau mes už tą žalę pasaulį, už žalę kūrą, tai kontroliuokim, kaip tas aliejus yra pagaminamas, iš kur jis atsiranda ir taip toliau. Mes Europoje negaminam aliejaus kirzdami miškus. Europoje iš viso mišką iškirsti jokių pretekstų neįmanoma. Tai visi iškirsti miškai turi būti atsodinti tik mišku arba natūraliai atželti, kas dabar yra madinga. Bet vietoj miško gali būti tik tai miškas Europos Sąjungoje. Negali būti jokios kitos alternatyvos. Negalima naudoti žemės miško nei statybom, nei žemės ūkiu, niekam. Tuo tarpu pasaulyje yra kertama ir laisvai, ir auginama Brazilijoje soja ant iškirsto miško žemės, Indonezijoje palmių aliejus gaminamas. Ir tai viskas keliauja į Europą. Ir mes tą viską vartojam.
Mūsų žaliai ir žaliojo kurso apribota žemyna, ar ne? Ir čia labai susiję dalykai. Žaliojo kurso, taigi yra paskaičiuota, kad žaliojo kurso pasiekmė, jeigu jis būtų įgyvendintas pilna apimtimi, kas dabar jau aišku, kad nebebus įgyvendintas, nes jau ir politikai pripažino, kad buvo klaida, tam tikrų klaidų padaryta, tai produkcija sumažėtų, ES žemės ūkio produkcija sumažėtų 25%. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos 25% produkcijos reiktų pagaminti kažkur kitur, ne ES. O kur tas kitur? Na tai akivaizdu, kad tai turi būti Azijoje arba Amerikoje. O Amerikoje ir Azijoje produkcijos kiekis didinamas tik vienu būdu, paprasčiausiu. Kertami atogrąžų miškai ir užsėjami arba užsodinami tie laukai. Ir viskas labai paprasta. Ir pradėjom kalbėti apie miškus, tai tiesą sakant, aš esu baigęs miškininkystės mokslus, tai neteko niekada dirbti, bet šiek tiek žinių tikrai yra išlikę. Ir kai dabar pradėjom kalbėti apie kertamus miškus, tai kažkas gali apeliuoti, kad, pažiūrėkit, ir Lietuvoje yra kertami miškai ir, ta prasme, ir tos, palmės ir gali būti atsodintos, tai dėja ne, yra šiek tiek kitokia situacija. Lietuvoje mes galime mišką iškirsti, galime jį atkurti, galime įveisti tikslinės medžių rūšis ir taip toliau. Tačiau, kas liečia atogražas, nepaisant to, kad kai kurie laukai yra tiesiog paimami vienokiam ar kitokiam tikslam, bet yra tokių regionų, kur atkurti miškų yra neįmanoma dėl labai didelės žemės erozijos. Tiesiog iškirtus mišką yra išplikinami laukai, kalnai kažkokie ir ten, kur yra liūčių sezonai, tiesiog, kad ir ką tu įkiši į tą dirvožemį, po liūčių sezono bus viskas nuplauta, taip atsiranda nuošliaužos, atsiranda stichiniais nelaimės ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, užkuriamas pragaras kažkur, ir atrodo, mes to nematom, to nevyksta, bet tai yra tik tai apgaulė, ta prasme, kad mes čia gyvenkim kažkaip ekologiškai. Savo asmenės patirties galiu tą paliūdyti, nes visai neseniai čia prieš metus buvau Brazilijoje. Brazilijos Argentinos pasienyje yra tokie kriokliai, ten vieni iš didžiausių ir spūdingiausių pasaulyje ir aš pamačiau nuotraukas, kurios buvo darytos prieš 25 metus, ne taip seniai, 25 metai tik praėjo. Ir tuose nuotraukose matosi, kad tų krioklių upėse, kurios sudaro tą krioklių sistemą, vanduo yra skaidrus. O kai mes buvom, tas vanduo buvo drumzlinas, rudas. O nuotraukose skaidrus. Tai klausiu gido, kas čia atsitiko. O sako, labai paprastas dalykas atsitiko. Atsitiko tai, kad buvo aukštupyje tų upių iškirsti miškai, paversti laukai dirbamais, žemės ūkiui pritaikytas laukais ir dėl erozijos yra suplaunamas dirvožemis į vandenį, į tas upes ir dabar visi tie kriokliai yra drumzlinė. Nors dar prieš 25 metus buvo skaidrus, tai toks neįtikėtinas faktas. Tai tik tai rodo, koks yra mastas miškų naikinimo dėl to, kad poreikis žemės ūkio produktų nuolat auga. Mes Europoje čia gyvenam kaip, sakykime, Dievo užantie, mes to nejaučiam, kas darosi pasaulyje, nes maisto yra sočiai. Vienas dalykas, mes turim pinigų nusipirkti maisto atvežto iš bet kur pasaulyje, nes mums skraidina Boeingai avokadus iš Čilės pusryčiam, skraidina omarus arba kitas jūros gėrybės iš viduržemio jūrų, iš kitų jūrų ir mums šviežius atveža ant mūsų stalo, nes mes tam turim pinigų, bet jeigu tu maistui turi tik tai $1 per dieną, maks, tai tu negali tų produktų valgyti, tai tu turi kažką tai daryti pas save vietoj, yra masiškai naikinami miškai ir verčiami žemės ūkio naudmenimis. Ir Europos tokios iniciatyvos, kurios mažina produkciją mūsų, tai tik tai skatina šitą procesą. Dar labiau paskatina. Mes čia sėdim ir taip įsivaizduojam, kad gelbėjom pasaulį, o iš tikrųjų tie kvailiai sprendimai veda pasaulį į pražūtį.